Labą dieną, gerbiami telšiškiai, ne tik telšiškiai ir visi lietuviai. Algirdas Bacevičius, savivaldybės tarybos narys Telšių. Turiu jums skandalingą naujieną. Šį kartą skandalingą. Skandalas turėtų būti įdomus visai Lietuvai. Istoriją mėginsiu sutrumpinti. Ir istorija tokia. Kadangi akis nusilpo, reikėjo man akinius pasistorinti, stiklus. Kreipiausi į šeimos gydytoją, kad reikia pasitikrinti akis, nes mano akis skirtingus, reikia ir tos akinius receptą, kiek ten plius minus yra. Šeimos gydytoja išrašė siuntimą pas specialistą akių gydytoją. Aš turiu draudimą, aišku. Prisiregistravau pas akių gydytoją, laukiau eilėj kokį mėnesį, išlaukiau eilėj. Nuėjau pas akių gydytojas apžiūrėjo, išrašė receptą akiniams ir paprašė primokėti, damokėti 7 eurus. 7 tai 7, sumokėjau 7 eurus, paėmė pinigus, tada paprašiau išrašyti, pateikti kvitą apmokėjimo. Davė kvitą, kad sumokėti 7 eurai. Ir tada grįžęs namo pagalvojau, kurių velnių, turiu draudimą, esu draustas, turiu šeimos gydytojų siuntimą, už ką turiu mokėti 7 eurus. Gerai. Parašiau raštą, skundą ligonių kasą. Taip ir parašiau. Esu draustas, turiu siuntimą šeimos gydytojui, kodėl turiu mokėti dar papildomai paslaugas, nes visi jie gydytojai vėl tai nedirba, ima iš ligonių kasos, paima tiek, kiek reikia. Ir ką jūs galvojat? Šiaulių ligonių kasa atliko tyrimą ir nutarė. Skundas teisėtas, pagrįstas ir padaręs išvadas, kad akių gydytojas pažeidė įstatymą, neturėjo teisės iš manęs imti tų 7 eurų, neturėjo teisės, pinigai paimti neteisėtai ir per mėnesį privalo būti grąžinti man. O taip pat, vidury baltos dienos, einam pas gydytoją. Nesenai prieš tai buvau pas kitą gydytoją. Irgi atrodo draustas su siuntimu, sumokėjau 39 eurus. Nedrįsau skųsti. Atrodo, nuėjusiu pas gydytoją papjaus. Bet pasirodo, reikia skųsti. Pinigai yra. Tai ir vagystė vidury baltos dienos. Vagystė. Atvira vagystė. Ir kas? Grąžinti pinigus. Gal turėtų licenciją atimti tokiam daktarui, gydytojui dirbti. Tegu eina į garažą dirbti, dar kur nors. Reiškia, neteisėtai paimti pinigai, pažeisti įstatymas, grąžinti pinigus. Nei baudų, nei bylų. O kiek tokių pinigų yra? Visi turbūt eina pas daktarų, visi mokam tos priedus daktarams. 309 eurus sumokėjau. Nežinau, kur tas čekis, reikės paieškoti čekį, parašyti, susigrąžinti čekį. Įsivaizduojat, gydytojų atlyginimai kokie yra, jie nėra ubagai, jie dar papildomai jo pinigus. Tai vat, gerbiami telšiškiai, plungiškiai ir visi kiti, kai einat pas gydytoją, nebijokit parašyti skundą į ligonių kasą, pridėkit kvito kopiją, nupaislavau kvitą, receptą nufotografavau, kur išrašė vaistams, nusinčiau elektroninį. Ir viskas. Plėšikavimas vidury baltos dienos. Kas nežino, visi žino. Ką daro, nieko nedaro. Kur mūsų teisėtvarka? Reikėtų iškelti bylą, sakysi, už 7 eurus. Reikėtų padaryti patikrinimą, nes yra registras, kiek žmonių apsilankė. Apklausiu tos žmonės, ar mokėjai. Turbūt didžioji dalis, aišku, mokėjai. Tai o tokie plėšikavimai vyksta. Garbingi žmonės, daktarai, 9 metus mokosi, turi išsilavinimą puikiausiai. Ir paprasčiausiai kai kurie yra paprasčiausiai vagės. Ką mes turim daryti? Bet nors tiek. Tai vat.
Paviešinsim, visi sužinos. Gal nebeis pas tokį daktarą, eis pas kitą, yra tų daktarų pilna. Rezonansinį bylą turėtų užsiimti spec tarnybos. Šiam kartui tiek. Viso gero.